Sveiki, brangus klausytojai. Su jumis Aušra ir podkastas 5 minutės. Išmintis prašančiajam. Jeigu kuriam iš jūsų trūksta išminties, te prašo Dievą, kuris visiems dosniai duoda ir nepriekaištauja, ir jam bus suteikta. Jokūbo laiško 1 skyrius 5 eilutė. Dievas, kuriam mes tarnaujame, neatsižvelgia į asmenį. Tas, kuris suteikė Saliamonui išmintingo įžvalgumo dvasią, nori tokią pat palaimą suteikti ir savo vaikams šiandien. Kada prislėgtasis išminties trokšta labiau nei turtų, valdžios ar šlovės, jis nebus apviltas. Toks žmogus iš didžiojo mokytojo išmoks ne tik tai, ką daryti, bet ir kaip tai atlikti, kad susilauktų dieviško pritarimo. Žmogus, kurį Viešpats apdovanojo įžvalgumu ir sugebėjimu, kol tik išliks pasišventęs, niekada neparodys troškimo gauti aukštesnės pareigas, nesistengs valdyti ar kontroliuoti. Esant būtinybei, žmogus turi prisiimti atsakomybę, bet vietoje to, kad siektų vadovauti, tikras vadovas melsis supratingo širdies ir įžvalgumo atskirti gėrį nuo blogio. Žmogaus tapusio vadovu kelias nėra lengvas, bet kiekviename sunkume jis turėtų matyti kvietimą maldai. Niekada jis neturėtų nepaisyti didžiojo visos išminties šaltinio patarimų. Sustiprinti ir apšviesti savo šeimininko, jie sugebės tvirtai išstovėti prieš neiššventą įtaką ir atskirti gėrį nuo blogio. Jie patvirtins tai, ką patvirtina Dievas, ir tvirtai kovos su netinkamų principų skverbimusi į jo darbą. Dievas suteikė išminties, kurios Saliamonas troško labiau nei turtų, garbės ar ilgo gyvenimo. Buvo patenkintas jo prašymas turėti blaivų protą, plačią širdį ir jautrią dvasią. Brangus klausytojai, būtų pravartu mums visiems pastudijuoti Saliamono maldą ir atkreipti dėmesį į kiekvieną detalę, nuo kurios priklausė šios gausios palaimos gavimas ir kurią Viešpats noriai suteikė. Dievas pagyrė Saliamono maldą. Taip pat ir šiandien jis išklausys ir pagirs maldas tų, kurie su tikėjimu ir nusižeminimu kreipiasi į jį pagalbos. Jis būtinai atsakys į karštą maldą, ruošiantis tarnystei. Atsakydamas jis sakys: štai aš čia, ką tu nori, kad aš tau padaryčiau? Tas, kuris vadovavo Saliamono protui, kada šis meldėsi, šiandien mokys taip melstis savo tarnus to, ko jiems reikia. Su jumis buvo podkastas 5 minutės ir Aušra.